Dažnai žmonės nesusimąsto apie savo poveikį aplinkai, o ši studijų programa padeda suprasti ir kurti technologijas, kurios gali padėti sumažinti mūsų pačių sukurtas aplinkosauginės problemas ne tik įmonėse, bet ir suprantant, ką galima pakeisti savo kasdieniame gyvenime. Šių studijų programoje susilieja aplinkos ir gamybos inžinerija su verslu ir šis tarpkryptiškumas skatina inovacijas. Didelė dalis studijų programos turinio susijusi su įmonės medžiagų ir energijos srautų analize ir jų poveikio aplinkai vertinimu. Taip pat sprendimų paieška siekiant sumažinti šį poveikį įmonėms finansiškai naudingų būdų. Modulių praktinėse užduotise galima analizuoti įmonę, kurioje studentas jau dirba. Todėl iš karto yra pritaikomas įgytas žinias ne tik praktiškai, bet ir darbinėje aplinkoje ir visame procese studentai gauna vertingų įžvalgų ir grįžtamą ryšį iš savo srities profesionalų, tai yra dėstytojai. Pabaigus šį magistrą galima dirbti tvarumo vadovo, kuris bus vertinimas rinkoje dėl įgytų inžinerinių bei vadybinių gebėjimų, taip pat aplinkosaugos konsultantų, kuris gali padėti įmonėms rasti pagrindinės įmonės tvarumo probleminės sritis bei teikti joms rekomendacijas, kurios leistų prisitaikyti prie griežtėjančių reikalavimų. Būsimam studentui palinkėčiau surasti labiausiai sau tinkamą studijų bei ateities karjeros kelią. Jeigu norėtum suprasti tvarumo, inžinerijos bei verslo ypatumus, kurie padėtų spręsti globalias įmonių problemas, siūlau rinktis šią programą.